Google Ads reklamos klaidos, kurios kainavo 50 000 eurų. Žiūrėk šį video iki galo ir sužinosi, kas tai per klaidos bei kaip tokių klaidų išvengti. Trumpai apie kontekstą. Į mus kreipėsi solidi įmonė. Kliento brandas vienas iš lyderių savo rinkoje. Pardavimo pajamos per metus virš 10 milijonų eurų. Tad biudžeto Google Adsams jie tikrai turėjo ir tikrai negailėjo. Tačiau laikui bėgant, jie pastebėjo keistą dalyką. Google Ads aktyviai važiuoja. Užsakymų įvykiai sėkmingai mirga ataskaitose. O padidinus biudžetą, užsakymų įvykių vertė lyg ir iš viso išauga. Tik viena problema. Visą tai jie mato Google Ads ataskaitose. Bet kai buhalterija suveda finansinių ataskaitų galus, tai kažkaip ir nesimato labai tų pardavimo pajamų augimo. Jie tuomet aišku pas savo marketingistus. Na, o tie jiems viskas čia gerai, štai pardavimai, štai augimas. Jie tuomet pas programišius. Na, o tie irgi jiems atsako, kad viskas čia gerai, dar savo tais visokiausiais terminais keikiasi, conversion trackingas sėkmingai susitapintas. Nu, jeigu susitapintas, reiškia susitapintas. Viskas taip ir toliau sėkmingai važiuotų, jei ne ta prakeikta Menkoff Solutions meta reklama. Gaukite nemokamą jūsų Google arba Meta Ads auditą. Pirma konsultacija nemokamai. Žodžiu, pakišo koją tas nemokamai. Ir kas, kad rinkos lyderiai. Ir kas, kad daugiau nei 10 lemo per metus. Vis tiek lietuvygi. Sunku praeit pro šalį, kai kažkas siūloma nemokamai. Dar sunkiau neužpildyti web formos, kurie galima pasigirti, kad tavo marketingo biudžetas nuo 10 iki 100 000 eurų per mėnesį. Žodžiu, pasigavome šį klientą įvadinėme auditui. Einam po tiltas, čia tik įvadinis auditas, nebijok, tau nieka nebus. Ir tas mūsų auditas, bam, parodė, kad jie Google Ads naudoja tik PMax kampanijų formatą. Labai greitai, jei nežinai, kas per žvėris toksai PMax. Performance Max – tai toksai reklamos tipas, kai reklama rodoma ne vienoje vietoje, o iš karto per visus Google kanalus. Pavyzdžiui, Google paieškoje, YouTube platformoje, Gmail, Google Maps, display tinkluose ir kitose Google partnerio web svetainėse, tokiuose kaip Delfi 15 minučių ir panašiai. Viskas veikia maždaug taip. Tu duodi Google Ads platformai tekstus, nuotraukas, video medžiagą, nuorodą į web svetainę ir nurodai tikslą. Pavyzdžiui, noriu daug konversijų. Šiuo atveju tai daug pardavimų. O tuomet Google Ads algoritmai patys bando nuspręsti, kur, kam ir kokių formatų tavo reklamą rodyti, kad gautųsi tas išsvajotas Performance Max rezultatas. Maža to, nereikia per daug vargti su tikslinės auditorijos parinkimu. Google'as tik prašo tavęs, duok man auditorijų signalus. Tai tarsi užuominos algoritmui. Pavyzdžiui, galima nurodyti Google. Štai mūsų svetainės lankytojai, štai kas pas mus jau yra apsipirkęs, štai kas pildė užklausos formą mūsų web svetainė, štai kaip žmonės galimai mūsų ieškoti, štai galimi pirkėjų interesai ir panašiai. Bet labai svarbi detalė. Tai nėra griežtas nurodymas, tai nėra taip, kad pasakai rodyk reklamą tik šiems žmonėms. Ne. Čia labiau kaip kryptis algoritmui. Pradėk nuo čia, bei rask man daugiau naujų pirkėjų. Ir tada Google dirba darbą. Skamba kaip geriau nei gerai. Bet tačiau, kartais šis reklamos tipas gali suvaidinti granatos vaidmenį beždžionės rankose. Ir taip beje atsitiko mūsų klientų milijonierių atveju, nes Google Ads algoritmai pasigavo puikų signalą. Kad daugiausia pirkėjų ateina iš Google paieškos reklamos. Ir kai žmonės į Google paiešką įveda jų prekės ženklo pavadinimą, tai yra iš brandinio srauto. Jei tu dar nesupratai, primenu, jie yra vienas iš rinkos lyderių. Jie jau turi stiprias SEO pozicijas. Be abejo, pagal savo brand name paieškoje jie jau užima pirmąją vietą. Čia tas pats, kad mes su tavim įvestume į Google Nike website, arba Nike.com, arba Nike official shop, arba panašiai. Esmė tame, kad mes jau ir taip su tavim atsiminam oficialų Nike web svetainės adresą. Ir analogiškai buvo šio mūsų kliento atveju. Beje, vėliau nustatėme, kad konkurentai bandė vogti jų srautą, bet tik maždaug 10% atveju. Tai yra bandė reklamuotis pagal jų prekės ženklo pavadinimo paieškas. O kitais 90% atveju jie tiesiog
permokėdavo Google Ads platformai už taip vadinamą brandinį srautą, kad būtų pirmoje reklamos vietoje žmogų įvedus jų brand name, įmonės arba verslo pavadinimą. Galiausiai pardavimų įvykiai svetainį buvo fiksuojami gerai? Taip. Tai buvo tikrieji pardavimai? Taip. Tik 90% jų būtų gauti ir be šios reklamos pagal raktinius žodžius turinčius jų brand name savyje. Paskaičiavome, kiek tokių tuščių pardavimų jie prisigaudė, eksportavom viską į Exceliuką ir dėja gavom liūdesiuką ištaškytą 50 000 eurų. Tai tokie kriminalai, bet ši suma būtų buvusi dar didesnė, jei ne tas lemtingas Menkoff Solutions auditas. O dabar mūsų išvados skirtos tau. Punktas numeris 1. Jei tu nori reklamuotis Google paieškoje pagal savo prekės ženklo, verslo arba įmonės pavadinimą, įvertink, ar tau to tikrai reikia. Jei taip, tuomet žymiai geresnė praktika būtų susikurti taip vadinamą atskirą Brand Name Protection Google Ads Search kampaniją. Bet pradžioje rekomenduočiau iš viso nustatyti tik 1 euro cento kainą už paspaudimo pirkimą. A. Tam, kad suprastum, ar yra agresyvių konkurentų, norinčių reklamuotis pagal tavo brand name. Ir B. Tam, kad per daug nepermokėtum už brandinį srautą, kurį galimai dažnu atveju ir taip gautum nemokamai. Punktas numeris 2. Sukurk specialų raktinių žodžių sąrašą, kuriame yra visos tavo prekės ženklo, verslo, įmonės pavadinimo variacijos. Ir nustatyk šį sąrašą kaip neigiamų exclude raktinių žodžių filtrą savo visose Performance Max reklamos kampanijose. Tam, kad PMax algoritmas nenaudotų tavo brand name paieškų kaip signalo tikslės auditorijos parinkimui. Mūsų 11 metų Google Ads praktinė patirtis rodo, kad prieš valgant geriau atskirti musės nuo kotletų. Ir punktas numeris 3. Geriau iš viso pradėti ne nuo PMax reklamos kampanijų formato, bet nuo kitų, mūsų manimų, geresnių, fundamentalesnių Google Ads reklamos tipų, formatų bei strategijų. Bet plačiau visą tai mes tau pristatysime, kai tu užsiregistruosi į nemokamą įvadinę Menkoff Solutions konsultaciją. Drąsiai registruokis, jei tavo marketingo biudžetas atitiks mūsų kriterijus. Mielai pravesime tau konsultaciją be jokių finansinių įsipareigojimų. Nuorodą į registracijos formą rasi apačioje aprašymo ir komentarų skiltyje. Ir be abejo, pradėk pagaliau sekti šią paskyrą ir mano publikuojamą turinį. Pasimatysime su tavimi kitame vaizdo įraše. Iki!